Ką, sveiki visi. Lietuvos ūkininkas jūsų ekranuose. Tai ką, laukia -12, bet saulė šviečia. Tai jo, viskas užšalę. Pečius tik kuriam. Tai atėjau į bulvinę. Kas nežinot, kas yra bulvinė, tai toksai kaip rusys, ne rusys, ką žinau, aš tai vadinam bulvinę. Turim bulvių čia. Čia aišku šašmutkės ir turim tokį pečių. Šitas pečius jau čia jam daugiau metų gal negu mano mamai. Tai visą laiką ateinu, aš jį pakuriu, kad neužšaltų bulvis. Tai toksai ateinu, pažiūrim. Gerai, pakankamai jau čia jau sakė, daugiau nebekurt, nes jau šilta. Tai ką, viskas rytoj ryte vėl pakurt. Ką musė, eik čia musė. Tai jo. O kaip ir pasveikau, jau sakykim jau. Jau viskas jau. Kaip ir pasveikau. Tai biškį vyksta pertvarkymai šitam tvarte. Ten vyksta tokie pertvarkymai, ten mano brolis ten darosi, tai aš filmavausi jo video, tai galite prieiti jo YouTube'ą AIJ_ONA_MC. Tai ten rasite visus video. Nu ką, grįžtam prie savo statybų. Jo, blemba dabar kažkaip jau biškį čilo. Tai ką, už kadro nelabai, jau biškį už kadro, čia biškį lentų įsinešiau. Matote, jau daug mažiau lentų. Tai liko dar šitas skardas įsinešti visas nafik iš čia. Jo, tai tas skardas dar čia reikia įsinešti. Nu čia biškį reikia prasivalyti. Ir blemo tos dar, kai pamatau tos langus, tai eina, savo kaip nenoriu iš jų dėti. Aišku, tik plėvelę uždengti ir keliais cevakais, 4, 5, 6 užkalt, bet kai pamatau, eiktų, na. Duris, tai čia, duris, paskiau, bet duris, jau čia sakiau, kaip atšils orai, tik aš gal nebus pavasario vidury durys. Tuo keliu video, nes šis video bus paskutinis. Ko čia darosi ūkininkai, kaip tai paskutinis video. Nu ne, kad iš viso daugiau nebekelsiu, bet paskutinis video ir video dabar nebekelsiu 2 gal savaitę, 2 arba 2 savaitę. Dėl to nes išvarau dirbti pas mamos sesę, pas giminės. Išvarysiu dirbti, tai labai dabar laimingas, laukiam šeštadienį pasims. Tai va išvarys, tai gal reikia šitą nufilmuoti, aišku, gal tenai filmuosiu kokį video 1, 2, bet nemanau, labai nemanau. Tai ką, galvoju, šiandien mums reikia pradėti, gal šitą šabakštyną biškį jau pradėti valyti, nes laukia šilta biškį jau, aišku, rankas užgėriau. Jau šitos lentos ir visus jas reikia, nežinau, kažkur laikinai susimimest. Tai jau čia, kas yra daugiausiai, kad čia yra fucking su šiek tiek šienu, šiaudų šienu, aik tu savo. Jau. Tai ką, tripodas sutvarkytas, laikinai, kol kas susitvarkiau. Tai arba šiandien tas duris apsiskardysim, arba šiandien kažką, bet šiandien tikiuosi, kad mažiau šnekėsim, o daugiau dirbsim. Vis kiekvieną video daugiau šneku negu dirbu. Tai va taip, reikia šitą prisisukti. Tai jo, tada čia mačiau, kad kažkas komentavo, kad ten ryžas, žvairas, ten, net nerašyk, nes man vis tiek perskaitau, bet tai man ne iš to. Galvoju, čia jūs manim padūkysit, tai jau čia kies būsit. Ne, tai atvaryva pas mane į kiemą, tai išsiaiškysim. Suspadyčiau vietoj tokį kaip tave. Ne, šiaip jau ką, nieko blogo neturiu, man tai realiai visiškai pochu, kaip sakoma, neapsikraunu visiškai. Tai ką, dačiai, čia biškį tą papjovau tų lentų, aš pjovinu matyt. Pasimt savo pirštinės. Jau už tom pirštinėm tai jau visiškai pyzdajau. Tokios ir pirštinės. Blet. Oi, kto nafik, čia jom pyzdatom pirštinim jau. Pyzda kaip ir man.
Tai jo, vaikštau čia ratais, tai dabar reikia šitus gal čia, bet tai dar tegu stovi, čia šitie dar stovi, kol stovi, tai tegu stovi. Kaip ir aišku, turiu tų darbų, bet nenoriu pradėti šitų darbų per daugiausiai. Dar vakar video įmečiau vieną, įkėliau. Ai, bet jau sakiau, jeigu surinkam šitoką subscriberių įkeliu, kai važiuoju su traktorizu. Normaliai jau. Nelabai noriu ką čia dabar apsimt daryt, nes biškį tingiu. Ir nelabai kažką čia noriu, bet reikia vis tiek kažką tikrai nufilmuoti. O, da mano, da pamiršau, kad šitą priekabutę turiu. Tai dabar atsiminė, va, savo jau šią seniai matėsi, o tu kur Ui, blėd, net prišalo, prišalo prie kabikiai mano. Va, atlipo ratai, sukasi, eik tep, dar nereikia, tai reiškia gerai. Eik čia kaip nauja. Eina kaip nauja. Šalta. Tai gerai, biškį čia reikia apsitvarkyti man. Apsimėtyti, nes čia biškį iš nervukų biškį ir daiktelių palūžo čia man. Ai, blemba, pamiršau, ir koją atsineš savo. Savo gaidišką, kinietišką, ir koją atsinešam. Va. Eina savo, gerai, čia biškį. Kaip sakoma, reikia prasimėšti kažką. Tikiuosi, šį kartą nereikės triko spardyti. Eik tu na. Tuoj čia. Blet, nenusileidžia gaidys. Va. Nežinau, ar jūs čia kažką matysit. Nu, bet palaukit. Kurmi tai kas čia, blet, buvo? Ai, ta blema saulė šviečia. Vienu žodžiu. Gal matysit. O, biškiai aukščiau. Va, dabar jau gud. Tai biškiai čia reikia įsivalyti viską. Radau gerą. Nežinau, čia kažkoks buvęs. Šitas ne bliūdas, ne puodas, o... Nu, čia buvęs kažkoks, nežinau, kibiras ar kažkas, bet... Netyčia pasimaišys man po kojom, tai ir gavo. Į skudurus. What the fuck, prišalė, kaip taip. Bema, kur pirštinės pasidėjau, ai čia. Eikti savo žemį įšalus. Viskas įšalė. Dabar kaip man jį išimti, jeigu jis, blet, yra įšalęs. Oi, sėmiai, pasituriu čia tokių kojų ėmė stalo, tai nežinau, tai čia yra biškį. Reik pravalyti, o kaip sako. Kurva, nekrisk. Turiu piemens šniūro, tai kai čia žinot, kaip avim užtvert. Čia jau yra daug, tai jeigu kam reikia, tai parašykit, galiu atiduoti, nes man tai nereikia. Nu, čia buvo savų šniūras užtverti, geras. Čia jau daug yra. Čia biškį prasivalysim kampus, o dar vieną koją. Nors blemba, jau čia visai geros tos kojos. A, jau, aš čia tuščia vidurys, aš šis pasiliksiu, neišmesiu. Visus gal, kad čia vidurį metalo, tai pasirodo, kad dar reikia pasilikti. Tokių šlangų pas mane dafiga. Opa. Oi, tai kam aš iš tą paėmiau. Tai iš tą, jeigu norite, tai rašykite, tai galiu atiduoti. Kam reikia, nes man tai tikrai nereikia. Tai dar turiu tokį puodą. Čia ne puodas, čia yra stiklinis. Čia kai buvo ant lempų. Gal sakiau, kada prie video. Čia lempos apšvietimas, kad plačiau šviesų. Žodžiu, supratom. Tai gai nešam šitų savo šūdniekius, ką tada. Tada, kai bus pagada. Gerai. Reikia įsinešti savo šūdniekius. Tai va to išnešu greitai. Tikiuosi, kad nenukris čia tą kamerą. Tikiuosi. Va įsinešu čia viską, išsimetam laukan.
Ką su tuo dviračiu dabar? Dabar su mano tuo dviračiu triperiu. Nu ką? Kaip sakoma, blet, dabar jau sukatės ratu aš bandau tripodą prisukti kažkaip. Plai tą pasiau, ne iš tą atsisuka, iš tą užsisuka. Ai, gali iš tą užsisuka, iš tą atsisuka. Biškai palakit, biškai pasisukit ratu. Nu va. Taip turim toliau mano triperį dviratį. Koks jo likimas laukia, tai jo likimas laukia, jau žinot. Išardymas, taip. Nieks neperka, niekam nereik, nu tai ir man nereik. Ant metalo bus. Tai nežinau, gal čia šiandien ir jo. Jau seniai realiai ardžiau čia jį, tai gal mes jį ir šiandien išsiardysim, bet matau, kad aš neturiu tokių raktų, kokių man reikia, tai reiškia, neardysim šiandien. Nors realiai dar čia ir biškį tų dalių. Galim tikrai nusimt ratą. Visiškai teisingai. Tai jau nuimsim dabar ratą, nu atsinešiu. Nors žinot ką geriau sugalvojau. Kad mane geriau matytut, jūs pasidėsiu ant stalo, va taip va. Kad geriau matytut mane ir dviratį. Nu, kur tą tripodą aš nežinau. Reiks naujo ieškoti jau kažką. Va. Tai mes pasiimam savo triperį dviratį. Ir mes šiandien išsiardysim. Ble. Čia biškai yra gaidys, kad mano žemė eina tai va į apačinį lygį. Tai sėd. Kaip čia jums patogiau, kad matytut viską. Va čia va gal gerai matytut viską. Nekrisk suka. Taip. Imame savo įrankius. Bet aš jau matau, kad čia netiks, ką aš atsinešiau. Reikėsit kitų įrankių pasimti. Nieko, pradėsim nuo vairo, jeigu neis. Ai, va, žiūrėkit, eina, telpa. Tinka, tai tinka. Oi, blet. Nuseimam ratą. Jis tiesiog man čia bereikalingai blemba stovi, tai pastovės ant lauko, ant metalo. Nu, tik va, veržles pasiliksiu, ratą pasiliksiu, tu žinot, tokius zapasinius dalykus. Va, iš čia atsuka, iš čia užsuka, va. Kurva stovėkti, va. Šitą pasiliksiu, va, bus kameros dar geros visai. Ainas, šiaip, kad šitą sudinė visa. Tai va, saudinę reiktų nusimti. Jeigu pasieks, aha, nelabai ką pasiekė, blecha. Blemba, čia su vairu tai labai didelis problemos. Čia su vairu net, aš jau net neklibysim. Tik nusimusim šitą gal ragą. Bet čia reiktų atsisukti, bet jau čia matomai nebeatsuksiu, nes jau labai stipriai užveržęs. Tai ką dar nusimsim, tai čia viską reiktų nusimti. Blemba, viskas kartu sukasi, man, blemba, nematot jūs. O dabar jau matot. Kurva, viskas kartu sukasi. Oi, blet, kaip negerai, negerai. Nuseimam savo sodinką. O, čia atsisuka labai gerai. Kurva, įsidėktų žąsinę. Va. Va ir turim sodinę, va. Labai gera sodinė. Dėl to aš jos ir neišmetu. Taip, dabar reiktų man nusimti iš tą visą vamzdį, bet blembas čia... Ai, va, žiūrėkit, čia viskas čia kaip. Reikia biškį. Jūs,
kad matytut mane dar geriau. Va. Jau čia geriau ir matyti negalit. Jau kažkas suvažiuoja su traktorium. O čia blemo taip lengvai atsisuka viskas. Blet, pamečiau. Matot, aš čia kadangi buvau naują varžtą įdėjęs. Veržlė. Ainas savo rankas pjauna. Kas jau važiuoja? Palaukit, šauku, pažiūrėt, ką šiandien važiuoja su traktorium, toj. Toj grįšiu. Musė. Blema, kas šitą greit važiuoja. Bleka, palaukit, nieko nepaveikit. Musė, kas yra, musė. Nepažįsti manęs, ne musė, reikia labai čelot. Tam pavažiuok. O, pelt, va. Tai va šaikelė. Turiu lėkt. Šitą pasilėkti kitam kartui. Matomai video bus labai trumpas. Turiu išlėkt greitai. Nes... Blet, atvažiavo ūkininkas, tai turiu lėkti iki jo. Tai neužpykit, ir jis varydys. Taip, šitas čia pasiimu pirštinaitės. Tai jo, neužpykit, video 17 minučių bent kažkas vis tiek gavosi. Tai jo, lėkiu, nes parlėkė ūkininkas. Tai jo, reikia lėkti. Kurva, tas trikojus jau užpisu, va. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote video. Sakau, blema labai trumpas, bet ir kaip ir. 17 minučių net toksai trumpas. Čia biškį paplėpėjom, biškį paremontavom. Tai jo. Ką baigiu šį video čia, sakau, ačiū, kad žiūrit, laikinat, komentuojat, prenumeruojat. Tai pasiekėm šitokio subscriberių ir įkeliu, kai važiuojam su Bielkiu. Tai jo, tai ką. Tai čia šaikelė ir susitiksim kitam video.